Atsiranda jaudeliukas. Tikimas. Labas rytas, vykom į Panevėžį ir šiandien dalyvausim Lietuvos pusės Ironmano čempionate. Iki starto lieka 1,5 valandos, dabar laikas pavalgyti, valgom Morten bikarbą. Aš jau atsiėmiau starto paketą, tai to baigiu valgyti, imsiu dviratį ir važiuosiu į starto vietą, įsirengti tranzitą. Tranzito zonos įsirengimas triatlone yra labai svarbus momentas, nes tranzitai iš esmės laikomi 4. triatlono rungtimi ir čia gali tiek prarasti, tiek išlošti labai daug laiko. Taigi pasistatęs dviratį nusireguliuoju bėgį, įsidedu batus, ant jų užsidedu gumytes, kad batai kabotų pedalos ir būtų lengviau užlipti. Taip pat susireguliuoju batų užveržėjus ir įpilu į batus pudros, kadangi minsiu be kojinių ir nenoriu, kad nutrintų pėda. O kojinis planuoju naudoti tik bėgime, tad jas gražiai susilankstau ir įsidedu į bėgimo batus. Atrodo Lietuvos čempionatas, bet dviratukai, va pažiūrėkit, kokie čia dviratukai. 23 minutės lieka tam padaryti. Dar kartą priminsiu, kas ir 2 raudoni BMC. Tai bus Butrimavičiui užduotis nesumaišyt. Kur mūsų teisėjai patikrins. Oho, jau čia paprasčiau kažkas, bet čia tai... Užsidėti jau. Wow. Ir va Vytauto, tiksliau mano dviratukas. Kur tą dviratą statyti, kas ateina vėliausiai, jau dažniausiai. Iki starto lieko 30 minučių, jau atėjom. Vytautas jau ruošis, rengsis hidreką. Kaip tavo nusiteikimas, kaip tavo pasiruošimas buvo iš vis? Tai iš tikrųjų šiandien esu gana ramus, nėra didelio jaudulio. Vakar netgi tu pati sakai, tai kaip tu čia nesijaudini prieš tą startą? Paskutiniu metu pradėjau vos jaust plaukimą, plauksim Nevėžiu. Nevėžis nėra tokia upė, kur net vietiniai čia maudosi, kiek žinau, iš tai bagoje. Bet triatlonininkams tiks, visiems sąlygos vienodos. Einam, papasakosiu, kaip jaučiuosi. Galėsite taip pat siekti metam. Jau iš esmės varžybom esu viską pasiruošęs, tranzitas sutvarkytas, viskas sudėliota, galva paruošta. Seniai dalyvau triatlone, tai dabar noriu vėl pajausti tiesiog tą jausmą. Noriu sudalyvauti, aišku, rezultatas irgi būtų smagu padaryti geresnį, bet šiam startui tai nėra esminis dalykas. Kalbi čia, bet man atrodo esminio dalyko iš tikrųjų nepasakai, kad visada būna klausimas, kokiu laiku finišuosi, o šiandien didžiausias klausimas, man atrodo, ar tu iš vis galėsi finišuoti. Nu tai gal pasidalinam atvirai, kas čia vyksta. Turiu vieną bėdą, pavadinkim. Man jau keletą savaičių prasidėjo achilo skausmai, kurie po draugų varžybų Palangoje dar sustiprėjo. Ir dabar nelabai galiu bėgioti, paskutinės savaitės iš esmės visai nebėgiau, dariau biškį treniruotės ant elitinio treniruoklio. Ir pasibandžiau bėgti, tai lėtai bėgti galiu, bet skausmas toks, sakyčiau, 3 iš 10. Tai varžybų metu žiūrėsiu, kaip jausis. Ir jeigu tik kažkiek didės tas skausmas, aš esu tvirtai nusprendęs nusimti, nerizikuoti, nes nesinori dar pabloginti achilo situacijos. Labai abejotina ir bėgsiu ar ne, tai ant dviračio pasistengsiu padirbėti. Trasa sudėtinga techniškai, daug posūkių, daug apsisukimų. Nėra mano stiprioji vieta, bet sąlygos vienodos visiems. Ir va, sakė organizatoriai, sako, ką mes galim padaryti. Kai
statė miestus, negalvojo apie triatloną. Miestai nebuvo statomi triatlonui. Man šita atrodo mintis labai tiktų Vilniaus senamiesčio gyventojams, kurie visi skundžiasi dėl maratonų ir kitų bėgimų ir jie galės. Ko jūs čia bėgiojo, taigi miestai nebuvo statomi maratonams, eikit jūs šitą Vingio parką. Žodžiu, grįžtant prie triatlono, tai tikrai suplauksiu, tikrai suminsiu, o bėgimas bus matyt. Sekit, žiūrėkit, palaikykit ir gal aš ir pajausiu tą jūsų palaikymą ir gal finišuosiu. Atsiranda jauduliukas. Labai gerai, kad jis atsiranda 15 minučių prie starto. O ko tu tikiesi? Varai varžybas ir be jaudulio. Labai gerai, kad atsiranda, labai gerai. Labai gerai, turi jaustis, turi būti kaip varžybos. Einam, nes dabar rikiuojas, turi dalyvius. Gerai. Op. Nu ką su top atletais? Nu, kaip nusiteikimas? Kaip čempionas? Nusiteikęs. Gint titulą. Gerai. Čia tikrina. Už praeities nuopelnus patekau į pirmą bangą. Ne, gal pagal laiką, kurį finišą nurodė. Pensija didesnė. Ne, už tai turi būti kažkas paskutinis. Trečia banga. Seržuolė, tavo vei. Jau nuo pat plaukimo starto buvo aišku, kad visi čia susirinkę kovo. Ir nors taip netrodo iš pačio video, bet buvo tikra mėsmalė. Visi daužėsi, kovojo dėl pozicijos, stengėsi nesilikti. Tiek kartų gavęs į galvą dar tikrai nesu ne viename plaukime. Kadangi plaukiau su panašaus pajėgumo triatloninkais iš šonų, tai vienas daužė iš kairės, kitas daužė iš dešinės, žodžiu visi daužė, tai neapsikinčiau. Šiek tiek sustojau, trumpam paleidau juos į priekį ir toliau plaukiau vienas. Vėl šiandien kita rolė, senai jau nebuvo, kad žiūrėčiau ir palaikyčiau, pati nedalyvaučiau tose pačiose varžybose. Tai vėl tas yra jauduliukas už kitą. Nėra, kad čia visiškai yra, žiūri ir tiesiog ramu. Ne, yra labai įdomu, kaip sekasi. Tai man atrodo, su plaukimu kol kas viskas kaip ir turėtų būti pagal planą, bent jau ką matau pagal vietą. Kaip sakė, būsiu iš pirmos grupės paskutinis, tai matau, kad ne, taip nėra, šiaip plaukia, viskas gerai, o žiūrėsim kaip bendrai su rezultatu. Mojuoja, nusteikęs gerai, puikiai, vadinasi viskas gerai. Tai kai sureaguoja, atreaguoja, tai jau kažkoks patvirtinimas. Va, atplaukė ir Vytautas, sunkiai visi išlipinėja, čia atrodo taip labai statu. Lipam, mažiau laikrodžio, mažiau laikrodžio. Super, viskas atplaukta ant dviratuko. Super! Kaip jautiesi? Oi, pagalba. Ai. Oi, kaip sunku. Ai. Sunku. Bet viskas jau šitas padarytas. Iš tikrųjų, po plaukimo tranzite buvo labai sunku, nes antroji distancijos pusėje plaukime sulėtėjau, praradau daug jėgų, išlipau toks biškiai apsvaigęs, buvo sunku nusimti hidrokostiumą, tai net prisėdau, o Rūtai tas labai nepatiko. Sėdi Vytaut. Ir nebereikalo buvo tokia Rūtos reakcija, ji kaip sakė nepratus, kad aš taip lėtai viską daryčiau, bet ilga pauzė nuo triatlono padarė savo, tai net man pačiam gėda žiūrėti, kaip aš čia lėtai judu. Ir patikėkit, kiek aš čia dar iškirpau, nes nenoriu, kad jūs matytumėt, kaip varganai aš atrodžiau tranzite. Bet kad ir koks būtų buvęs varganas tranzitas, dviračio rungtyje iš karto atsigavau ir pradžią jaučiausi labai stipriai ir užtikrintai.
Po plaukimo Vytautas išlipo iš vandens 43, tai, turbūt kiek įdedi, tiek ir turi. Po dviračio jau pirmo rato aplenkė dalį ir tranzitę dalį aplenkė. Išlipo 30, pramynė 31 ir dabar jau iššoko po antro rato į 23 vietą. Tai, stiprus dviratis, stiprus, labai gerai. Tai jau nuotaika ir mano gerėja. Varai! Trumpas komentaras, kaip sekėsi? Parodė, va! Nėra lengva, bet jau nedaug liko, į paskutinį ratą tuo išmins, tai... Vytautai, paskutinis ratas, paspaudi, kiek gali paspaudi! Tai Vytautas jau išmynęs į paskutinį ratą. Ir panašu, kad pabaiga jau dviratį matyt pavargo, sekasi sunkiau, 29 kirto liniją, bet kaip ir nėra blogai, bet dabar didžiausias man nerimas yra, ar galės Vytautas bėgti ar negalės. Kažkaip įtariu, pagal tai, ką šiandien minėjo, pasibandė prieš varžybas prabėgti, sakė, 90% realiai, kad iš tikrųjų negalės bėgti, bet aišku, tranzitą padarys, pabandys ir jeigu skaudės, tai tiesiog bus DNF-as, kas yra toks retas atvejis, nes šiaip niekada nenusimam nuo varžybų, niekada, kad ir kaip būtų sunku, normaliai nenusimam. Va, super! Kaip gyvas? Puikiai? Sunkiai, gerai girdžiu, puikiai, bet teiks ir sunkiai, šaunuolis labai viskas pasiryžai čia. Šaunuolis Vytautai, atlaikyk, tikiuosi, Tai reiškia, kad šiek tiek tempas pasigyta šiuo metu yra padidėjęs. Oi, neramu, ar po pirmo rato bus viskas atės bėgimo, ar bėgs toliau. Išlaikys tą patį atsilikimą. Labai gaila, bet Vytautas nenubėgo net kilometro ir jau matau eina, tai einam pasitikt. Bet, beveik ir buvom tikri, kad tai bus. Bet vis tiek liūdna. Liūdna, kai negali baigti varžybų, net jau rezultatas būna nesvarbus. Pasibandžiau, bet dar anksti bėgiot. Tai šiandien nėra čia nieko kam įrodinėt. Tai pareinu į finišą peškom. Dar taip turbūt nebuvę. Jo, ir iš tikrųjų, kada čia kalbėjom, kad dar niekartą nebuvau nusiėmęs gal nuo varžybų. Tai pirmas jaučiu kartas, bet buvau išsikėlęs savo taisyklės ir laikausi. Skauda? Skausmas toks, kad kenčiamas, sakyčiau. Gal ir atlaikyčiau, bet įvertinus, kad pusantros valandos kentėti, paskui gali būti daug stipriau pažeidžiama. Tai nenorėjau rizikuoti paprasčiausiai. Tai teisingai. Kartais reikia priimti sunku, bet teisingą sprendimą. Svarbiausia, kad, laiku sustoti. Jo. Va, jam tik, kad pavalgyt duok. Vat net bėgt nenori, Va tai va. Va, pažadas. Kitais metais Ironman Vilnius tarp lietuvių būsiu top 10. Būsiu. A tavo žmona? Top 3. Bus. Tai viskas. Paliekam Panevėžį ir nors ir pirmas mano DNF-as, bet negaliu pasakyti, kad išvažiuoju labai liūdnos nuotaikos. Taip, varžybų nebaigiau, bet tuo pačiu ir nesitraumavausi dar labiau. O kitas dalykas, dėl ko aš visai džiaugiuosi, tai sudalyvavus varžybose vėl grįžta noras, grįžta emocija dalyvauti triatlone. Ir tikrai visai
buvau įkvėptas visos šitos bendruomenės, visos aplinkos. Labai gera atmosfera, gera aura čia tvyro. Tai dabar noriu sportuoti triatloną toliau, noriu treniruotis ir labai noriu grįžti į tą stadiją, kai nebūtinai esi konkurencingas, bet jautiesi, kad sugebi varžybas išpildyti pilnumoje, o ne tiesiog pradėti gerai, o pabaigti ten jau vieną koją. Tai triatloną tikrai sugrįšiu, nors dabar dar ir vasara, bet jau kalbu, žiemą treniruosiuosi. Tikrai minsiu dviratį ir parodysiu jums, kaip aš tą viską darau, kaip ruošiuosi. Ir kitais metais minimum top 10 bus, garantuoju. Tad sekit, žiūrėkit, palaikykit, prenumeruokit, laikinkit. Ačiū jums.